Ta paroda tai jau nebesuskaičiuosiu, žinok. Kelinti metai, 24, bent jau tiek žinau. Kalbant apie automatinę vairavimo sistemą, tai esam pasidėję 3 automatinės vairavimo sistemos stendus. Šiaip būtent CHC labai stipriai populiarimu kilo praeitais metais, nes jau šiek tiek jų buvo, kaip sakant, naudojamų dar ankstesniais metais. Žmonės pamatė, kad tikrai pasiteisinęs būtent šito gamintojo gaminys yra, nes normaliai CHC daro labai daug ką paremta RTK technologija, tai ten ekskavatorių, buldozerių, greiderių automatikos sistemos, traktorių automatika, GNSS imtuvai geodėzininkam ir jie tiesiog stiprus ant tų RTK paremtų technologijų ir patys gamina ir tas RTK bazinės stotis. Tai ir iš tikrųjų tą populiarėjimą labai stiprų ir labai greitai matom. Vienas iš dalykų yra, dėl ko jos taip išpopuliarėjo, kad Lietuvoje yra visiškai nemokamas Litposo RTK tinklas. Tai vadinasi, kad už RTK signalą žmonėms visiškai nieko nereikia mokėti. Jeigu jau reikia mokėti, tai vadinasi, ar prekybininkas, ar tas gamintojas nori kažko už tą RTK atrakinimą ar ką, o CHC nereikia visiškai nieko mokėti. Ir dar vis dabar, kad ir kiek mes daug kalbam ir kartojam viską, iš tikrųjų žmonės dar vis nustemba, kad apsisukimas ten į kiekvieną, kas antrą liniją nemokamas, kad papildomai nereikia mokėti, kad RTK signalas nemokamas, kad papildomai nereikia mokėti. Daržininkas dar vienas šiandien irgi buvo nustebęs, kai jam pasakėm, kad su už itin lėtą vairavimą, kai tenais, ypač daržininkam, kas ten kopūstų, česnakų sodina, sodinime reikalingas itin lėtas vairavimas, kad už tą itin lėto vairavimo funkciją nereikia papildomai mokėti. Tai paprasčiausiai vienas dalykas, kad šita sistema gali tikrai tiesiai važiuoti ir dirba jį, kaip sakant, pasteisinus tuo. Ir antras dalykas, kad turi krūvą papildomų funkcijų ir už jas nieko neprašoma. Mes duodam iš karto ūkininkui visiškai viską, kas yra sukurta, kiek yra sukrauta, kad neprašom tų papildomų mokesčių. Ir tai yra vienas iš dalykų, dėl ko išpopuliarėjo. Kitas dalykas, tai aišku, yra pati sistema turi gerai veikti, o antras dalykas yra servisas. Turim senesniems žmonėms ar nepratsams su tokiom technologijom naudotis. Paprasčiausiai reikia juos išmokyti, vesti. Tai yra nuotolinis servisas ir aišku, turi būti kokybiškai sumontuota. Tiek traktoriams su hidrauliniu paruošimu, kai vairas nesisukuoja, tiek elektrinis vairas, tie darbai turi būti atlikti gerai, jeigu norima, kad tikrai tiksliai dirbtų ta sistema. Mes jau iš tikrųjų gavę daug tos patirties ir žinom, kaip sakant, šiek tiek jau ir visokių subtilybių tenais. Jau ne tik tai tą vairą, kaip sakant, sumontuojam, bet jau ir nėra problemų pajungti, tarkim, chemikalų purkštuvai, kad turėtų tą RTK ryšį, chemikalų purkštuvas, tręštuvas ir panašių dalykų, kaip sakant, ir tikrai jau yra ką ir žmonėm patarti. Čia iš tikrųjų, ką mes matom, tai elektrinį tą paprasčiausiai vairą, kai apkeičiamas yra traktoriaus vairas, yra kitas variantas hidraulinis vairavimas. Tai hidrauliniu vairavimu, tai mes montuojam tik tais į tuos traktorius, kurie turi gamyklinį hidraulinį paruošimą, kaip sakant. Tokiu atveju vairas nėra keičiamas, jis nesisukinėja paprasčiausiai traktoriai vairuoti. Tai dažniausiai, jeigu žmonės ir turi tą hidraulinį paruošimą, pirkėjai yra tiesiog naujesni traktoriai. Galbūt vienas kitas iš tikrųjų yra, kas jau įsidiegęs tą hidraulinį vairavimą, tai tiesiog pirkdami ir galvojo, pirko traktorių, nemokėjo papildomai daugiau už automatinę vairavimo sistemą, nes faktas tų vadinamų high-endinių brandų ganėtinai brangiai kainuoja, kai naują perkant. Paskui lygiai tą pačią sistemą įmontuoji, tiesiog būna dar vienas ekraniukas. Tais atvejais, kai montam, dar didesnis nei originalus ekranas, iš tikrųjų, nes jis ganėtinai nemažas yra. Ir kaip sakant, ir dar kamera yra, gali matyti, kaip tavo padargas dirba. Tai kaip sakant, jeigu du ekranai traktoriai yra, tai tikrai nepamaišo. Jeigu žmogus turi hidraulinį paruošimą traktoriui, tai dažniausiai renkasi automatinę vairavimo sistemą su hidrauliniu paruošimu. O aišku, jeigu turi senesnį, tai jokių problemų. Dar viena iš specifikų yra, kad ganėtinai stiprus motoras ir, tarkim, gali įdėti, jeigu nori, ir Kirovą ar kažkį senesnį traktorių, irgi nėra problemų.